žmonių yra labai didelė gausa ir mes išsigandom. Jūs išsigandom, ką čia galvot? Tai kaip save dar įprasmini universitete? Na, universitete nuo pat pirmų dienų įprasminau save būdama savo kurso seniūnė. Taip jau gavosi. Tuomet pareigos didžios. Tikrai taip. Susipažinau su labai nuostabiais žmonėmis, ypatingai mentorė mūsų kurso. Ir jinai buvo iš Moduso. Ir mes su draugė pagalvojom, kad gal laikas apsilankyti Moduse. Antra veikla, kurią įprasminau savo gyvenime, buvo Modusas. Tai akademinė jaunimo mokslinė draugija. Patapau tikrąją nare. Na ir tada prasidėjo visas mano gyvenimo, galima sakyti, driftas. Ir tada gavosi taip, kad atėjo Moduso rinkimai ir mane išrinko prezidente. Aišku, pateikiau motyvacinį laišką ir viskas kaip ir pavyko. Ir tada judom toliau, VDU Gamtos mokslo fakulteto tarybos narė ir kitas VDU parlamento studentų. Tai realiai, jeigu į prezidentus eitum, tau net nereikia universitetų iš tikrųjų baigti. Kokia patirtis, eitam prezidentai, eitam kažkaip patirtis. Tai man pasakyk, tai ką jūs veikėt Moduse? Ateinat ir kaip jūsų diena prasideda ir pasibaigia? Plepa. Su gyvūnais. Daug veiklų pas mus yra Moduse. Mes ne tik važinėjom į studijų muges, bet ir darom visokius renginius, organizuojam veiklas. Na, bet kartais ir kavą atsigerėt, nes kartais nemeluoju. Taip. Biški ir švietėjai, Taip. Ir arbatytas kavytės. O ką smagiausia esat Moduse nuveikę, nežinau, kažkokią idėją įgyvendinę labai fainą? Gal kokį gyvūnėlį priglūdėt egzotinį? Tai smagiausia istorija tikriausiai buvo tokia, kai žmogus išsigando tarakono Klaipėdoje ir numetė jį ir mes jo nerandam ant žemės. Žmonių yra labai didelė gausa ir mes išsigandom, panikavom ir tada atkėlėm, mes turim tokią plevelę ant stalo ir žiūrim, kad jisai tiesiog pagrindis. Jūs išsigandom, ką čia galvot? Jam tamsa, jam ramu yra. Jis ramiau jautės tamsoje. Supras, tas, bet tai įsivaizduok. Tarakonas laisvas. Bet tai gerai, kad niekas neužlipo. Čia visa laimė. Taip. Jis pas mus toksai apsaugotas angeliukų. Taip. Gerai, o ką dar veiki be studijų? Laisvu metu? Na, iš tikrųjų, veikiu savo pomėgiams, tai dažniausiai skaitau knygas, rašau atvirukus į kitas pasaulio šalis, klausausi muzikos, čia kas įprasta yra. Koks patarimas tiesiog žinotum, kad tau būtų padėjęs prieš stojant? Na, prieš stojant pasakyčiau savo, nebijok, būk drąsesnė ir viskas išeis. Ir svarbiausia žinutė, kurią norėčiau pasakyti, tiesiog nebijokit klyst, nes klaidos jos tikrai nepakeis gyvenimo į blogąją pusę, bet galbūt kaip tik parodys jūsų stipresias vietas. Tai ką galėčiau savo pasakyti, aš buvau labai išsigandus savo sprendimų, ką aš veiksiu, ką aš darysiu. Savo Lamo BPO puslapį tvarkiau gal 10 kartų, 9 vietas keičiau kelis kartus ir galiausiai po chemijos egzamino atsisėdau ir sakau, aš noriu visko daug ir noriu, kad viskas būtų viename. Perskaitau, aplinkos apsauga, čia man vieta. Kaip surimuota gražiai, wow, tiesiog wow. Reklama puikiausia, naujas šūkis. Labai džiaugiamės matyti motyvuotų žmonės. Čia, man atrodo, yra svarbiausia, kad tokie kaip tu žmonės įkvepia daryti daugiau, o mes tau dovanų atnešim tarakoną. Ačiū tau labai, Martina. Amazing. Labai smagus pokalbis.